Šiandieną nusprendžiau padaryti tokį maratoną 10 uždavinių iš matematikos valstybinio brandos egzamino, čia iš įvairių metų paimta, nes tiesiog neturiu ką veikti gyvenime daugiau, tai pradedam nuo pirmos užduoties. Tai pirma užduotis 2t lygtis kosinus kvadratu x minus sinus kvadratu x padauginta iš šaknis iš 1 minus x kvadratu lygu 0. Pirmas, nustatykite nežinomojo x leistinųjų reikšmių aibę. Gerai, turime kosinus kvadratu x minus sinus kvadratu x šaknis iš 1 minus x kvadratu lygu 0. Mums reikia rasti galimas x reikšmes, tai trigonometrinėse šiose funkcijose x gali būti bet kokie, kadangi tai yra harmoninės funkcijos, periodinės, jos nuo minus begalybės iki begalybės eina, tai mums tiesiog reikia pošaknyje rasti. Vadinasi, 1 minus x kvadratu turi būti daugiau lygu 0. Vadinasi, x yra tarp vieneto ir tarp minus vieneto. Galima atsakymą ir taip parašyti. Ir antras, mums reikia įspręsti šitą lygtį, tai kosinus kvadratu x minus sinus kvadratu x padauginti iš šaknies 1 minus x kvadratu lygu 0. Galima pastebėti, kad štai čia yra tiesiog kosinusas dvigubo kampo. Šaknį persirašom ir taip galima pradėti nuo čia spręsti. Tai 1 minus x kvadratu lygu 0, vadinasi x lygu plus minus 1, arba kosinus dvigubo kampo yra lygu 0, vadinasi 2x yra lygu, ar kosinusas 0 yra pi iš 2 ir periodas pi k, kur k priklauso sveikiesiams skaičiams. Pasidalinę viską iš 2 gausime x lygu pi iš 4 plus pi k iš 2, čia 4, k priklauso sveikiesiams, bet mums reikia reikšmių tarp minus 1 ir 1, kadangi tai yra mūsų x intervalas. Tai jeigu k yra lygu 0, tada x lygu pi iš 4, kas yra mažiau už vienetą, vadinasi mums tinka. Tai vienas būtų sprendinys pi iš 4, kai k lygu 1 jau bus per daug, kai k lygu minus 1, tada x lygu minus pi iš 4, vadinasi mums irgi tinka tam intervale. Galutinis atsakymas yra plus minus 1 ir plus minus pi iš 4. Taip, gerai, antroji užduotis. Lygiagretainio ABCD kraštinių BC ir CD vidurio taškai yra K ir L. Vektorių KL išreiškite vektoriais M lygu AB ir N lygu AC. Tai žinome, kad BK ir KC yra lygus. Tai galima iš eilės po truputį išreiškinėti ir tada gauti atsakymą. Tam, kad mums rasti KL, mums reiktų rasti vektorių LC ir KC. LC galima pastebėti, kad vektorius AB bus lygus vektoriui DC lygu vektoriui M, o kadangi L yra vidurio taškas, tai vektorius LC bus tiesiog 1/2 vektoriaus DC, kas yra 1/2 vektoriaus M. Toliau. Mums reikėtų rasti BC, kadangi tai yra lygiagretainis, tai žinom, kad AB vektorius plus AD vektorius yra lygus AC vektoriui, o vektorius AD yra lygus vektoriui BC. Ir tai vietoj AD įsistatom BC, galima rasti BC. Vadinasi, vektorius BC bus lygus vektoriui AC, kas yra N, atimti vektorių AB, kas yra M, vadinasi N vektorius minus M vektorius. Tada KC, K irgi yra vidurio taškas, vadinasi lygiai taip pat kaip su pirmuoju,
vektorius kc yra lygus 1/2 vektoriaus bc, kas yra 1/2 n vektorius minus m vektorių. N vektorius minus m vektorius. Ir mums reikia rasti KL, tai vadinasi KC rodiklėlė bus ties C, LC rodiklėlė bus link C. Tai galima parašyti, kad KC vektorius bus lygus sumai vektoriaus KL ir LC. KL ir LC bus tiesiog KC vektorius. KL jeigu įsireiškiam, gaunam KC vektorius minus LC vektorius yra lygus KL vektoriui. KC yra 1/2 n vektoriaus minus 1/2 m vektoriaus. LC vektorius yra 1/2 m vektorius, vadinasi minus 1/2 vektoriaus m ir gauname 1/2 n vektoriaus minus m vektorius ir tai yra mūsų KL. Viskas išspręsta. Trečioji užduotis. Su kuriomis a nelygu 0 reikšmėmis funkcijų y lygu ax kvadratu plus 6x plus 3 ir y lygu 2x minus a grafikai neturi bendrų taškų. Tai pradžiai reikia galvoti, kada turi bendrus taškus du grafikai. Jie turi bendrus taškus tada, kai juos susilyginus galima gauti kažkokį atsakymą. Tai galima susilyginti šios, čia bus parabolė ir tiesė, lygu 2x minus a. Persikeliam viską į vieną pusę, gausim ax kvadratu plus 4x plus 3 plus a lygu 0. Ir galima spręsti diskriminantą. Diskriminanto būdu x šiuo atveju yra diskriminanto nežinomieji. A yra tik rodikliai. 3 plus a bus tas pats kas c. Tai diskriminantas bus 4 kvadratu 16 minus 4 kart a kart c. Tai kart a ir kart 3 plus a. Ir kai yra bendri taškai, vadinasi šita lygtis turi išsispręsti. Tai jeigu mums reikia rasti, kada neturi bendrų taškų, vadinasi turi neišsispręsti lygtis. Kada neišsisprendžia diskriminantas, kai jis yra mažesnis už 0. Vadinasi, mums reikia tokią nelygybę tiesiog išspręsti. Jeigu atsiskliausime, gausime 16 minus 12a minus 4a kvadratu. Yra mažiau už 0, tai galima tiesiog prisilyginti 0. Ir pasidalinti iš 4 taip pat galima iš karto. Gal pasidalinti iš minus 4, tiksliau, tada tiesiog gausime a kvadratu plus 3a minus 4 yra lygu 0 ir pagal Vieto teoremą sprendiniai gausis minus 4 ir 1. Minus 4 ir 1. Vadinasi, galima išsiskaidyti kaip a plus 4, a minus 1. Skaičių tiesą nusibrėžia. Čia yra mūsų lygties 0, ties minus 4 ir ties vienetu. Jeigu paimsime dvejetą, tai visas šitas bus daugiau už 0, tai vadinasi, mums netinka. Tada šitam intervale bus mažiau, šitam daugiau, vadinasi, tai yra intervalas, kurio mes ieškome. Tai atsakymas būtų, kai a intervalas nuo minus 4 iki 1. Pridedu, štai šitoje trečioje užduotyje yra pasakyta, kad a nelygu 0. Vadinasi, štai čia atsakymė a nelygu 0. Tai intervalas būtų nuo minus 4 iki 0 ir nuo 0 iki 1. Tai paskaitykit sąlygą. Dar prieš parašydami atsakymą nepasigaidinkit taip, kaip aš pasigaidinau ką tik. Gerai, ketvirtoji užduotis.
Šitoje užduotis turime lentelę, pateikta atsitiktinio dydžio x skirstinio lentelė. Yra žinoma, kad šio atsitiktinio dydžio matematinė viltis x yra 1,55. Parodykite, kad a plus b lygu 0,5, a plus 2b lygu 0,8. Tai pirmoje galima tiesiog įrodyti p nuo x visų šitų narių suma turi būti 1, vadinasi 0,2 plus a plus b plus 0,25 yra lygu 1. Jeigu persikelsime šiuos abu į kitą pusę, gausime, kad a plus b yra lygu 0,55. Kad parodyt a plus 2b yra lygu 0,8, reikia pasitelkti tą informaciją, kad mes turime matematinę viltį. Kaip suskaičiuoja matematinė viltis, tai yra tiesiog p1x1 plus p2 x2 ir taip toliau, žiūrint, kiek mes turime narių. Šiuo atveju turim 3 narius. Tai vadinasi ex matematinė viltis arba 1,55 yra lygu 0 kart 0,2 plus a plus 2 kart b ir plus 0,75 ir tai yra lygu, jau čia parašiau kitoj pusėje lygu, jeigu persikelsime viską, gausime, kad a plus 2b yra lygu 0,8, vadinasi, parodėme, 2b lygu 0,8. Skaičiuokite a ir b reikšmes. Tai a ir b reikšmes galima tiesiog suskaičiuoti iš štai šitos lygčių sistemos. Galima įsireikšti iš antros lygties a, kas bus lygu 0,8 minus 2b ir įsistatyti. Tai 0,8 minus 2b plus b yra 0,55. Minus b yra lygu minus 25, 0,25, tai b lygu 0,25 ir a yra lygu 0,8 minus 2b, kas yra 0,5, 0,3. Toliau raskite p, kai x daugiau arba lygu 2. Vadinasi, mes turim 3 narius, tai mums reiktų skaičiuoti p, kai x daugiau lygu 2, bus tiesiog p nuo 2 plus p nuo 3. P nuo 2 yra 2 kart b, pas mus b yra 0,25, vadinasi 0,5 plus 0,75, nes 3 kart 0,25 ir gauname 1,25. Penktoji užduotis, reikia rasti vietos. Aha, ten yra. Penktoji užduotis. Stačiakampio gretisienio formos akvariumo ilgis yra 40 cm, plotis 27 cm, o akvariume esančio vandens aukštis 35 cm. Vanduo iš šio akvariumo perpiltas į didesnės talpos stačiakampio gretisienio formos akvariumą, kurio ilgis 50 cm, plotis 23 cm. Reikia apskaičiuoti antro akvariume aukštį vandens. Atsakymą pateikite 1 cm tikslumu. Tai ką iš karto galima susirasti, mes turime vandens tūrį galima susirasti iš pirmo akvariumo matmenų, tai žinom, kad ilgis yra 40, čia V1 galima rašyti, 40, plotis yra 27, o aukštis vandens yra 35, vadinasi, čia bus mūsų vandens tūris, 40 kart 27 kart 35, gauname 37 800 kubinių centimetrų. Ir klausia, kokio aukščio turėtų būti, kokiam aukštyje bus antram akvariume, jeigu perpilsime. Tai mes turime tūrį ir reikia paskaičiuoti aukštį. Vadinasi, galima pasidaryti taip. Mes žinom, kad antro akvariumo ilgis yra 50, plotis 23, aukštis ir bus kažkoks vandens. Ir žinom, kad tas visas čia yra tūris antras.
žinom, kad jis turi būti lygus mūsų vandens tūriui. Tai mums tik reikia rasti H. Ir H bus lygu 37800 padalinta iš 50 kart 23. Bus, gauname apytiksliai 33. Gauname apytiksliai 33 cm. Mums reikėjo prasinti iki vienetų, tą ir padarėm. Gerai, šeštoji užduotis. Šitoji užduotis tiesiog yra lygtis. Sinus 2x lygu kosinus x. Sinus dvigubo kampo yra lygu kosinus x. Sinusą dvigubo kampo galima pasirašyti kaip 2 kart sinus x kosinus x lygu kosinus x. Ir geriausias būdas yra tiesiog persikelti tą kosinus x, nieko nedalinti, nes po to reikia rašyti x nelygu 0 ir taip toliau. Tai persikelti gausis 2 sinus x kosinus x minus kosinus x lygu 0. Išsikeliam kosinusą prieš skliaustą. Gausime 2 sinus x minus 1 lygu 0. Vadinasi, kosinus x lygu 0. X lygu pi iš 2 plus pi n. N priklauso sveikiesiems. Ir arba 2 sinus x minus 1 yra lygu 0. Tai sinus x lygu 1/2. X lygus arksinusas 1/2 yra pi iš 6. Plus 2 pi n galima rašyti. 2 pi k tiksliau parašysiu, kad būtų atskiri, ką priklauso sveikiesiems, bet tai nėra vienintelis sprendinys, kadangi jeigu pažiūrėtumėm į grafiką, sinuso, čia kažkur būtų pi 6, bet čia taip pat kažkur būtų ta pati reikšmė y. Vadinasi, kaip ją galima rasti, tiesiog iš pi atimti, vadinasi 1x, o antras x bus pi minus pi 6 plus 2 pi k. Taigi, pi minus pi 6 yra 5 pi 6. Mūsų galutinis atsakymas yra x lygu pi iš 2 plus pi n arba x lygu pi iš 6 plus 2 pi n galima visur naudoti ir arba x lygu 5 pi iš 6 plus 2 pi n ir reikia nurodyti n priklauso sveikiesiams skaičiams. Viskas išspręsta. 7. uždavinys. Per 2 metus parke buvo pasodinta 900 medžių, iš jų 75 procentai pušų. Pirmaisiais metais pasodinti medžiai sudarė 60 procentų visų per 2 metus pasodintų medžių. Kiek mažiausiai pušų turėjo būti pasodinta pirmaisiais metais? Tai 75 procentai pušų vadinasi nuo visų medžių. Jeigu paskaičiuosime 75 procentus, mes gausime kiek pušų ir čia gaunasi 675 lygtais. Pirmaisiais metais. Galima paskaičiuoti kiek pirmaisiais metais. 540 berods ir tada iš karto galima paskaičiuoti kiek antraisiais metais. Tai būtų 900 minus 540. Būtų 360. Ir klausia, kiek mažiausiai pušų turėjo būti pasodinta pirmaisiais metais. Tai galima teikti, kad antraisiais metais kiek daugiausiai būtų galima, kad pasodinta pušų. Ir jeigu antrais metais iš viso yra 360 medžių pasodinta, tai galim sakyti, kad jeigu visi tie medžiai buvo pušys, tai vadinasi antrais metais 360 pušų. Tai jeigu iš viso buvo
675, o antrais metais daugiausiai 360. Vadinasi, gausime, kad pirmais metais mažiausiai buvo galima pasodinti 315 pušų. 4 taškai už tokį uždavinį, įdomu. 8 uždavinys. Per 2 pala. Čia tas pats uždavinys. Įdomiai, nu gerai, nesvarbu. Spręsim 9. Na, čia jau rimtesnis toks. Kažkaip nepasižiūrėjau, tą patį uždavinį dėjau. Duota funkcija f nuo x yra lygu x trečiuoju minus 6x kvadratu plus 8x plus 6 ir tiesiai y lygu kx plus b yra funkcijos f nuo x grafiko liestinė taške x nulinis lygu 3. Skaičiuokite k ir b reikšmes. Kad rasti k reikšmę, mums reikia tiesiog paskaičiuoti f išvestinę nuo x nulinio. F išvestinė funkcijos bus lygi 3x kvadratu minus 12x plus 8. F išvestinė nuo x nulinio, tai reikia tiesiog įsistatyti 3. Gausime 27 minus 36 plus 8 lygu minus 1, vadinasi k yra lygu minus 1. Ir dabar, kad parašyti mūsų y, mums reikia visų pirma f nuo x nulinio ir pridėti f išvestinė nuo x nulinio f nuo x minus x nulinio. Ai ne, net ne f, susimaišiau. Tiesiog f išvestinė nuo x nulinio padauginta iš x minus x nulinis. Tai f nuo x nulinio reiktų pasiskaičiuoti įsistatant trejetą visur, tai f nuo 3 bus lygu 27 minus 6 kart 9 54 plus 8 kart 3 24 plus 6. Mes gausime 3. Jo, mes gausime 3. Tai galutinė lygtis bus 3 plus f nuo x nulinio, kas yra mūsų k, yra tiesiog minus 1. Ir x minus x nulinis, tai yra x minus 3. Tai turime minus x plus 6 mūsų lygtį. Ir toliau reikia apskaičiuoti figūros, kurią riboja funkcijos f nuo x grafikas ir jo liestinė taške x nulinis lygu 3 plotą. Taip, tai mes turime, kad tą plotą riboja štai šita funkcija ir štai šita funkcija. Vadinasi, visų pirma, mums reiktų susirasti jų kirtimosi taškus. Tada žinosime, nuo kur iki kur yra tas apribotas plotas. Tai jeigu susilyginsime x trečiuoju minus 6x kvadratu plus 8x plus 6 yra lygu minus x plus 6. Jeigu kelsime į kitą pusę, gausime x trečiuoju minus 6x kvadratu plus 7x lygu 0. Tai iš karto matosi, kad vienas iš sprendinių bus x lygu 0. Kita galima rasti pradžiai išsikėlus prie skliaustos x. Gausime x kvadratu minus 6x plus 7 ir lygu 0. X kvadratu minus 6x plus 7 lygu 0. Čia yra 9. Padariau aritmetikoje klaidą. Nes čia bus 9.
Tai diskriminantas gautųsi 36 minus 9 kart 4 36, tai diskriminantas 0, vadinasi dar vienas sprendinys gausis, kas bus 6 minus 0 padalinta iš 2, 3, vadinasi mūsų kirtimosi taškai yra x lygu 0 ir x lygu 3. Ir mums reikia ribojamos figūros plotą. Jeigu braižytumėmės, tai eitų per štai čia, ta tiesė. Vadinasi, mums reikia integruoti nuo 0 iki 3 funkciją ir iš jos atimti nuo 0 iki 3 integralą šitos tiesės. Taigi, būtų integralas nuo 0 iki 3, tos funkcijos x trečiuoju minus 6x kvadratu plus 8x plus 6 atimti integralas nuo 0 iki 3 mūsų tos tiesės minus x plus 6. Na čia bus, jeigu atskliausime x ketvirtuoju iš 4 minus x trečiuoju padalinti iš 3 ir dar 6, tai bus 2x trečiuoju plus x antruoju 4x antruoju plus 6, tai tiesiog 6x nuo 0 iki 3. Ir mums reikia atimti minus x, jeigu integruosime, gausim minus x kvadratu iš 2 plus 6 čia x nuo 0 iki 3. Na, dabar tiesiog daug aritmetikos. Jeigu įsistatysime 3, gauname 81 iš 4 minus 2 kart 27 54 plus 4 kart 9 36 plus 18. Jeigu įsistatysime 0, visur gausime 0, vadinasi, galima tiesiog taip parašyti visą šitą atsakymą. Minus 9 antrosios plus 18. Ir vėlgi 0 įsistatę gausime 0, vadinasi, štai tokia yra mūsų štoks atsakymas eis link. Jeigu viską atsiskliausime, gausime 81 ketvirtoji minus 54. 36 plus 18 gausis 54, tai vadinasi, čia viskas įsiprastina, minus. Ir tada vėl minus, tai plus, ir vėl minus, tai minus. 9 antrosios plus 18. Čia visiškai įsiprastina, jo, tada plus 9 antrosios, tas minus minus, ir minus 18, taip pat taip turėtų. Bendrą vardiklinam, gauname 81 ketvirtoji plus 18 ketvirtųjų minus 18 kart 4 yra 72, minus 72 ketvirtosios yra 27 ketvirtosios, kas yra 6 sveiki ir 3 ketvirtosios arba 6,75. Atsakymas su to ploto. Ir mums lieka paskutinė užduotis. Trikampės prizmės išklotinės sudaro 3 kvadratai, kurių kraštinės ilgis lygus 6 ir 2 trikampiai. Parodykite, kad šios prizmės pagrindo plotas yra lygus 9 šaknis iš 3. Tai šitie abudu trikampiai jie bus lygiakraščiai, kadangi apriboti kvadrato, vadinasi visos kraštinės lygus, ir visos kraštinės šių trikampių lygiakraščių bus po 6. Tai lygiakraščio trikampio plotas, ką mums reikia rasti šitą pagrindą, yra
a kvadratu kart šaknis iš 3 iš 4 gaunasi 36 šaknis iš 3 iš 4 arba 9 šaknis iš 3. Apskaičiuokite aukštinės ilgį tokios trikampės piramidės, kurios pagrindo plotas ir tūris atitinkamai lygus duotosios prizmės pagrindo plotui ir tūriui. Tai reikia pasirašyti pradžiai formulės, kad trikampio tūris bus 1/3 S pagrindo kart H, o prizmės tūris bus S pagrindo kart H. Ir mums reikia dabar susilyginti, nes čia pasirašysiu gal H1, nes mums jį reikia surasti. Šitą H mes jau žinom, nes mūsų šitos prizmės aukštis bus tas pats, kas kvadrato aukštis, ilgis kraštinės, kas yra 6. Tenasi S. Ir mes čia laikom, kad plotai taip pat vienodi, beje, reikia nepamiršti. S pagrindo kart 6 yra lygu 1/3 S pagrindo H1. S pagrindo išsiprastina. Galima pasidalinti iš pagrindo ploto. Gausime, kad 6 lygu 1/3 H arba H lygu 18 nėra vienetų. Toliau. Per prizmės šoninių sienų įstrižaines AC1 ir BC1 bei pagrindo kraštinė AB nubrėžta plokštuma. Prizmės briaunoje AB pažymėtas vidurio taškas D. Įrodykite, kad C1D yra statmenas AB ir kad CD statmenas AB. Tai mūsų šie trikampiai AC1B, AC1B ir ACB, jie bus lygiašoniai. Vadinasi, OD yra vidurio taškas. Tai reiškia, kad taip galima ir įrodyti, kaip ir įrodyti, kadangi lygiašoniai trikampiai, o D yra vidurio taškas, vadinasi CD ir CD1 yra tiek pusiaukampinės, tiek aukštinės, todėl žinom, kad aukštinės yra statmenas, todėl C1D yra statmenas AB ir CD statmenas AB. Ir čia dar neįsikėlė, buvo 21.3.2 ir ten buvo pasakyta, kad surasti tangentą tarp plokštumos ABC1 ir ABC. Tarp šių trikampių. Tai, kai mums tai padaryti, mums tiesiog galima rasti tangentą kampo C1DC. Ir tai mes galime gauti iš C1C padalinę DC. C1C yra 6, DC galima rasti pagal Pitagoro teoremą, kadangi ABC yra lygiakraštis, tai DB yra vidurio taškas, tai DB bus 3, CB išrambinė bus 6, vadinasi DC bus lygu šaknis, o CB irgi yra 6, 6 kvadratu 36 minus DB kvadratu 3 kvadratu 9, DC lygu šaknis iš 27 arba 3 šaknis iš 3. 3 šaknis iš 3 ir tangentą kampo C1DC. Gausime C1C, kas yra 6. Padalinę iš 3 šaknų iš 3. Gausis 2 padalinta šaknis iš 3 arba 2 šaknis iš 3 padalinta iš 3. Nu ką, viskas. Išėjo 9 uždaviniai, kadangi mano duona galva sugalvojo įkelti 2 tokius pačius, bet jo buvo visai smagu iš tikrųjų.